Nes turint omeny, kad jeigu tu buvai žiaurioje depresijoje, o depresija yra, santykiuose, jeigu žmogus nueina į depresiją, yra ženklas, sustok ir pradėk daryti išvadas apie savo gyvenimą ir porą. Dažniausiai tai yra santykių krizės pripažinimas ir arba kažką daryti su santykiais, arba eiti lauk. Depresija yra apie tai. O kadangi žmonės nueina į depresiją ir nieko nesprendžia, jie davaro iki psichiatrų, antidepresantų ir taip toliau, net iki psichiatrų davaro. Todėl, kad depresija yra skirta daryti išvadom. Sustok, baig lakstyti ir apgalvok, ką tu čia darai. Ir tada, jeigu nieko nedarai, tai arba antidepresantai, arba tave išspjaus ir išmes situaciją, jeigu tu nieko nedarai. O jeigu pats sudarysi, tada labai bus irgi nemalonu, bet išeisi biški ant uodegos pavadūmus nuliks. Tai yra su savigarba galima išeiti iš labai nemalonios situacijos. Arba tu sprendi situaciją, arba situacija sprendžia tave.